Treneriai, gal trumpai apibendrintumėt varžybas? Šaunu, komanda laimėjo, taip šiandien matėsi komandinis žaidimas, disciplina aukščiausios klasės, taip visi kentėjo, dirbo ir pasiekėm pergalę. Ir sausi išlaikyti vartai, tai turbūt puikus pasiekimas ir komandai visai, bet ir šaunus pasiekimas vartininkui. Žinoma, kai pats žaidžiau vartose, tai sužaisti sausai daug ką reiškia, taip, ir plius komanda padėjo, gal nedarė tokių grubių klaidų gynyboje, atidirbinėjo, stengiasi blokuoti metimus, kai nepasisekdavo, tada vartininkas, kai sakoma, pagelbėdavo, tai čia grinai komandinė pergalė. O šiek tiek apie kuriozišką epizodą, tai trečiasis įvartis, Aivaras pelnė, tai gana diskutuotinas, galbūt matėte įrašą, panašu, kad buvo metimas, įvartis pelnytas ranka, ar nepastebėjo? Ne, įvartis tikrai lazda buvo pelnytas, tik nuo kieno lazdos ten video nelabai matosi, bet teisėjų skaitė, gal taip yra, gal taip turėjo būti. O dabar apie šeštadienį, tai atvyksta iš Estijos Panter, ar manot, tikėtina, kad bus sunkesnis mačas, bet manot, kad šitas įveikiamas? Tai šiandien irgi nebuvo lengva, iš tikrųjų, Hockey Punks komanda irgi matos kovojo stipriai ir nenorėjo lengvai pasiduoti, tai tikrai nebuvo lengva pergalė žiūrint į rezultatą. Paprasčiausia būna, kad kai kuriuose rungtynėse sukrenta įvarčiai bet šiaip kovą gerą davė Hockey Punks, ačiū jiems ir su Panthersais irgi bus tikrai sunki kova, todėl kad matosi, kad komanda, sakoma, didina savo apsukas, taip ir jau nemažai pergalių pasiekė prieš įvairius priešininkus, taip kad tikrai bus, manau, įdomios rungtynės. Ačiū, sėkmė. Ačiū. Tai treneri tikrai sunkios varžybos, gal galit bendrai apibendrinti? Jo, sunkios psichologiškai, bet aišku, pirmiausia noriu pasveikinti energiją, tokios energijos nebuvo matę senai žaidžiant. Viskas pavyko, ką jie darė, visi metimai, lyderiai sužaidė taip, kaip turi sužaisti. O mūsų, sakyčiau, išmušė pirmosios 5 minutės, kur taip, minutės, sakyčiau, gal tikrai buvo, tai prasileidom tos 3 įvarčius pradžioje, kai žaidys su lygia komanda ir kai psichologiškai labai sunkios rungtynės, laiku neįmušėm. Kai turėjom progų, Arkadijus energijos uždė puikias rungtynės ir buvo sunku grįžti į rungtynės. Tai mums reikėjo to greito pirmo įvarčio. Ir tada jau tas rezultatas, tai žinot, neįmuši stengiasi, bėgi į puolimą, bandai viską padaryti ir pabėga jie ir išnaudoja dar progas, tai čia tiesiog neužsikabinom tam pirmam kėliny ir tada jau rungtynės nuėjo į tą pusę, kur tikrai rezultatas baisokas. O ir pirmajame kėlinyje nusprendėte keisti vartininką, ar tai buvo būtent dėl to, kad šiandien jam ne jo diena, ar tiesiog labiau tiko Artūras šiandien? Na, toks sprendimas buvo, kad tie 3 greiti įvarčiai galbūt per didelę naštą bus Simui, tai mes pavom, kad tai šviežias Artūras ir sustovės ir taip. Tas pasikeitimas leido mums įkvėpti ir įkvėpti ir įgyti daugiau jėgų, sustovėjo tikrai gerai, pačią pradžią Artūras išėjęs, tai toks sprendimas buvo. Būtent žiūrint rungtynės, antras kėlinys išskyrė, kad iš tikrųjų žaidimas buvo apylygis ir iš tikrųjų jūs kuriate progas ir energiją, kaip manot, galima paimti to antro kėlinio pasirodymą ir jį perkelti, daryti ateinančios rungtynėse visas rungtynės. Tai analizuoti reikia tikrai namų darbų, dar tik pradžia sezono, tas pirmas mėnesis praėjęs, tikrai čiuožiam, tik įeinam į rungtynių ritmą ir reikia gerai išanalizuoti, pasidaryti namų darbus, bet sakau, neįmušėm, kada reikėjo, jie išnaudojo, taip ir nueina rungtynės. Tai tikrai, bet energija atrodė solidžiau negu praeitas, kur praeitas mes trečiam kėliny juos apmėtėm, metimais visiškai šias rungtynės buvo kitaip. Lauksim revanšo. Mes irgi. Ačiū. Ačiū.